šiandien ryte atsibudau, išėjau lauką ir pagaliau pajutau tą rudeninę nuotaiką ir nusprendžiau, kad tai yra tiesiog tobula diena tam, kad pradėti naują rudeninių vlogų sezoną. Jei! Aš esu tokia excited, čia yra absoliučiai mano mėgstamiausias metų laikas, visada tą patį kartoju. Ir jeigu jums dar neatėjo rudeninė nuotaika, būtinai užsukite mano profilį, pasižiūrėkite mano praeitų metų video, nes jums rudeninė nuotaika 100% bus garantuota. Ir manau, kad jau pats laikas dekoruoti namus rudeniui, tai važiuosime su Artūru šiandien pasižiūrėti rudeninių dekoracijų parduotuvėse ir manau, galbūt spėsiu šiandien dar papuošti namus. Va taip dabar atrodo mūsų kampelis, čia dabar yra mano mėgstamiausia vieta namuose. Šitą diskobolą aš užsakiau iš AliExpreso, čia yra dirbtinis augalas iš Ikėjos, tada čia yra augaliukai iš praeito video, va, auga, džiaugiasi. Ir žinoma, mūsų legendinis fotelis, kuris Instagram'e sulaukė labai daug klausimų, labai daug komplimentų. Turiu vieną idėją. Noriu pasidaryti nuotraukų rėmelį, kuriame būtų mūsų su Artūru nuotraukos iš fotobūdelės. Kiek žinau, Lukiškių kalėjime dabar stovi fotobūdelė, tai manau, kad mes Artūru nuvažiuosim ten, pasidarysim nuotraukas, susirasim rėmelį ir visą tai gražiai įkomponuosim. Ir šitas rėmelis, manau, keliaus irgi kažkur čia į mūsų naują kampelį. Gerai, va toks mano šiandien outfitas. O mano outfitas va toks. Artūro va toks. Ir toks mano aromatas, vyšnia. Va, čia mano kvapas. Majai, Sofytei. Majai, Sofytei. Ate. 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 Aš matau fotobūdelį. Va, gauname 8 nuotraukas, va tokias, už 4 eurus. Šiaip pirmą kartą darysiu nuotrauką. Aš irgi pirmą kartą. Spaudžiam mygtuką. Tai mums reikia tiesiog tada va taip fotkinti. Bet šiaip visai cute. Pabandom dar vieną. Žiūrim, šis gal geresnis. Na ką, mūsų misija įvykdyta pirmoji šios dienos. Va toks buvo rezultatas. Tai liko surasti tik tai rėmelį ir dabar važiuosime pasižiūrėti rudeninių dekoracijų. Galim vieną padovanoti mano močiutei. Galim. Artūro močiutė tiesiog išsikabinus visą savo svetainę mūsų nuotraukomis. Aš manau, kad tikrai reikės vieną močiutei padovanoti. Jei tau reikia gražių kadrų, tai mane filmuok. Nekelt šito, sakės narcizas Artūras. Einam taškit Silvijos atlyginimo. Taip. Man to širdis sustos. Silvija. Viskas smagu, bet į mus žiūri. Einam. Jau kažkas greitai kviečia. Aš einu va taip ir nežiūriu į Halloweeno dekoracijas. Tik į rudeninės, į Halloweeno dar ne. O tai jeigu išpirks? Neišpirks po to? Gal dabar reikia apsipirkti? Gal dabar reikia apsipirkti. Pažiūrėk, koks cute. Koks fainas. Dar yra tokios musmirės. Šitas cute. Gal čia ir pakabinsim mūsų nuotraukas. Labai gražus moligėlis, man atrodo, mums tiks. Pagalvėlė mūsų naujam foteliui. Yes or no? Gal visai ir faina. O Sofija su Maja nesugrauš šitą pagalvę? Ne, Nes jinai va taip ant sofos gulės ir man atrodo, Maja su Sofija tikrai gali pagalvoti, kad čia joms. Tu nori šitą paimti? Jo, paimti. Nu jau jeigu 7. Artūras nori paimti, tai reikia imti tada. Grybukas. Čia kas mėgsta šaltos latę, va su pumpkin spice'u. Pažiūrėkit, kokie faini jaukus. Reikia pirkti. Sumokėsi?
Žodžiu, mes su Artūru nedaug visko radome, tai grįžome į mašiną, dabar užkasime tokiais vrapais su kalafioru. Skanu. Pas mus dabar 2 kameros, o čia stovi ten Artūro, čia mano. Tai ką, aš ir taip labai stipriai vėluoju su namų dekoravimu, tai manau jau pats laikas neštis dėžes ir pradėti. Kas čia? Gerai, tai tiek yra tų dekoracijų, manau, tikrai užteks. Man atrodo, šitie moligėliai yra gražiausia, kad turiu, tik pasižiūrėkit, kokie jie gražus. Taip pat man labai patinka šių metų lemputės, kurias pirkau tiesiog Pepko. Čionais yra visokie lapai, moligėliai, riešutai, žodžiu, labai tokia rudeninė girlianda ir labai gražiai šviečia. Ir aš manau, šitą girliandą panaudosiu kartu su šitais lapais virtuvėje. Va, čia maždaug taip turės atrodyti. Tik baigiau dekoruoti ir man žiauriai patinka, kaip viskas gavosi labai jaukiai. Ir dar liko tik tai paskutinis darbelis, tai yra pakabinti šitą paveikslą su mūsų nuotraukomis. Aš jau radau vietą, kur noriu kabinti, beliko tik tai sulaukti Artūro. Nežinai, ką toliau daryti? Na ką, labas rytas. Mes šiandien su Artūru atvykome tradiciškai į moliūgų parką. Išsirinkti savo moliūgų. Pasiėmėm truputį kešą moliūgams. Kaip mano piniginė. Moliūgų kiemas, moliūgų kiemas. Bet kiek čia moliūgų? Tai čia jau sezono pabaiga, ne? Jo, sezono pabaiga. Eik tu. Tai ką jie darys su tais moliūgais? Šiaip šiemet moliūgų šiek tiek mažiau negu pernai, bet mes jau atvažiavom į pačią sezono pabaigą, tai gerai, kad bent jų yra. Bet tu pažiūrėk, kokie visi gražus. Nu, tokie kažkokie, tokie, gražus. Nori pažongliruosiu moliūgais. Tau kontento biškį. Wow! Wow! Žodžiu, čia yra laukas, kur auga moliūgai ir jau galima matyti, kad sezonas baigėsi, nes jau jų liko labai nedaug. Va čia tik kelis matau tokius mažiukus. Koks beibis. Į arbūzą panašus. Auga dar. Ką ten pamatei gero? Kaip miela, čia ką tik atvažiavo visa ekskursija senjorų ir jie taip džiaugiasi tais moliūgėliais, taip cute.
Aišku, čia pasibūti smagu, bet jau ir laikas išsirinkti savo moliūgus, nes tuoj neliks. Jo, šitas gražus ir geltonas gražus. Bet skanus, tai man atrodo, va šitas bus. Čia yra arbūzas, kuris apsimeta moliūgų. Galvoju, nepastebėsim. Silvija labai rimtai žiūri į moliūgų paieškas. Aš noriu, kad skanus būtų. Nu, noriu, kad skanus, tai kaip tu žinosi, va, pilna moliūgų. Koks gražus, čia su tokia dar dekoracija. Bet čia labiau kaip dekoracija, tokia, ne? Nu, bet koks gražus, pastatysim virtuvėje, o taip stovės. O mano moliūgėlis, va šitas bus. Ir dar va tokį moliūgėlį, pažiūrėk, va čia kaip gražiai jis atrodo. Matai, jis atrodo kaip dirbtinis, pažiūrėk. Aha, skaityčiau, kad mano moliūgėlis tai gražesnis. Nežinau. Čia kaip citrina. Mes išsirinkome, galima pasverti. Taip. Op. Mes čia sveriam. Paskaičiuk. Opa. Nu va, 5 jums bus. Ačiū jums, tai visą geriausią. Ačiū, visą gerą. Gražuolis. Nu, mano va toks. Nu, šiemet va taip, jo. Šiemet va taip. Kažkas kitokio, žinai. Gerai, tai šiandien nusprendžiau pagaminti mieliausią rudeninę receptą, va tokius cute moliūgėlius. Čia yra njoki iš moliūgo. Tai šitą receptą gaminsiu jau ne pirmą kartą, tikrai žinau, kad yra skanus. Tai va, pradėsim. Pavaišinsiu moliūgėliais ir Mają su Sofija. Gerai, dabar visi šitie moliūgėliai keliauja į puodą.